Sveiki vaikinai, mano vardas yra Love, o čia mano komanda. Gavau labai neįprastą vaizdo įrašą iš oro uosto stebėjimo kameros. Pažiūrėkime jį, vaikinai. Metų bronkas. Pažiūrėkite į tai. Sveiki vaikinai, tie vyrukai ką tik nupiešė grafitį ant tikro lėktuvo. Keista. Manau, tie vyrukai yra iš žaidimo Subway Surfers. Pažiūrėkime toliau. Sustokite čia pat. Ne, apsauga. Džeikai, bėk. Palauk. Jie bando užgrobti lėktuvą? Stokite. Sakiau, stokite. Lėktuvas. Gaudykite lėktuvą. Gale. Mes turime super lėktuvą. Visas lėktuvas. Ar gali įsivaizduoti? Po valandos turėtume būti Kanadoje. Can you imagine? So what a kuras. Pamiršai kurą? Mes krentame. Tai beprotiška. Ką jie planuoja daryti su lėktuvu? Palauk, kas čia per garsas? Oho, tai Subway Surfers lėktuvas. O dieve, vaikinai, tai buvo Subway Surfers lėktuvo avarija. Gal žaidimo veikėjams reikia mūsų pagalbos? Jums reikia padėti Džeikui, Triki ir Dezui. Pirmyn, vaikinai, dabar jūsų laikas. Pirmyn. Turime jiems padėti. Eikite. Gerai. Taigi, mes turime surasti sudužusį lėktuvą iš Subway Surfers dabar pat. Arci, taip, tu tai matei. Ką? Lėktuvas. Jis buvo nudažytas raudonai. Taigi tai Subway Surfers lėktuvas. Aš nemačiau lėktuvo, mačiau tik kažką raudoną, todėl net nežinau, ko mes ieškome, vaikinai. Užsičiaupk ir eik toliau. Net jei to netiki. Mes vis tiek turime judėti greičiau, nes Džeikas ir Trikis gali prireikti mūsų pagalbos. Tai yra suklastotas vaizdo įrašas. O tai, ką matėme, tai yra kažkoks atsitiktinis daiktas, nukritęs iš dangaus. Vaikinai, aš netikiu. Atsi! Mums reikia pagalbos. Turime paskubėti. Kodėl? Džeikas ir Trikis, jiems vis dar gali prireikti mūsų pagalbos. Bet pažiūrėk, kas čia yra. Ne, taip. Pagalbos! Tai yra pagalbos pranešimai ir... Tai yra tie purškimo flakonai iš Subway Surfers. Taip, radau 2. Dieve mano, jiems reikia mūsų pagalbos. Yra takas ir pėdsakai. Jie kažkur nuėjo. Po avarijos jie patraukė ta kryptimi. Taip. Beje, vaikinai, koks jūsų mėgstamiausias veikėjas iš Subway Surfers? Mano mėgstamiausias yra Džeikas, o jūsų? Na, mano mėgstamiausia, Triki, bet dabar tai nesvarbu. Turime paskubėti, kaip ir sakiau. Gerai, bet aš vis tiek netikiu, kad kažkas sudužo lėktuve. Galbūt kažkas tiesiog vaikščiojo aplink. Žinai? Gerai, tiesiog sek juo. Bet Triki yra pati šauniausia. Ji tokia nuostabi, ji nereali. Alex, jei lėktuvas sudužtų, turėtų būti daug sudužusių dalių. Lėktuvą dešinę Taip, pusę. tu teisus. Ar matai ką nors? Ne, nematau. Puiku. Tai netikra, bičiuli. Ką? Kas čia? Vėl prie vaizdo. Taip? Tai O kas čia? Subway Surfers lėktuvo gabalas. Taip, Subway Surfers, bet kas gali tai parašyti? Ne, tai būtent ta spalva iš vaizdo įrašo. Taigi, ši dalis tikrai susijusi su Subway Surfers lėktuvo katastrofa. Nepakanka įrodymų. Ieškok toliau. Galbūt patikėsiu tau. Bet pažiūrėk, ten kažkas juodo? Kažkokia skylė? Gerai, eikime. Ištirti, kas nutiko jų skylėje. Man tai nepatinka. Šiek tiek keista. Tai yra ratas. Lėktuvo, kuriame buvo Džeikas ir Trikis, važiuoklė. Visa tai raudona ir atrodo, kad tai iš sudužusio lėktuvo. Galbūt? Pradedu tavimi tikėti, bet vis dar trūksta įrodymų. Tiesą sakant, tai neįtikėtina. Vaikinai, turime išsiaiškinti, kokia buvo avarijos priežastis. Kodėl visas lėktuvas tiesiog nukrito iš dangaus. Einam, turime paskubėti, surasti juos ir padėti jiems. Artais, palauk manęs. Tiek daug sniego ir taip šalta. Negalėjo jie sudužti kur nors kitur? Artai, ar matai ką nors? Taip, žiūrėk. Ką? Kažkas geltono? Taip, ateik čia. Kas tai yra? Kaip manai? Pabandyk parašyti komentaruose. Tai kažkas geltono, kažkas ilgo ir, na... Čia tikrai kažkas yra.
Vaikinai, pažiūrėkite. Džeikas. Tai ką tai reiškia? Tu vis dar nesupranti. Ne. Tai yra Džeiko banglentė. Ar tai tikroji Džeiko banglentė? Ar tu galvoji tą patį? Apie ką galvoji? Aš visada norėjau slysti kaip Džeikas. Taip, aš norėjau slysti ir aš slysiu. Meniška. Tavo įgūdžiai yra kur kas menkesni, mažiau nei Pabandyk Džefas. pats. Pabandyk pats. Pažiūrėk ten. Kas tai yra? Subway Surfers skrydžio metu patiekiamas maistas. Dieve mano. Tikrai? Žiūrėk, ten yra Triki, ten yra Džeikas. Tai lėktuvuose jie patiekia maistą. Taigi tai tikrai yra Subway Surfers lėktuvas. Aš tikrai alkanas. Ir aš tau nieko neduosiu. Taip, Taip. radau šitą. Pabandyk mane pagauti. Šitas mano. Arti, palauk, čia mano maistas. Gerai, pabandykime kartu. Artis, Tu esi sniego senis. aš tavęs nekenčiu, Artis. Pažiūrėk, po velnių, čia yra Subway Surfers dangaus apykaklė. Bet man per šalta. Dabar. Bet aš ne, aš pabandysiu. Vaikinai, tai nuostabu. Nuostabi dangaus spalva iš Subway Surfers. Žiūrėkite, čia yra Subway Surfers vištienos sumuštinis. Dabar jį paragauju. 3, 2, 1. O. Imk spalvą, imk spalvą. Dabar daug geriau. Aš esu grifas. Į sveikatą, vyrai. Žiūrėk, tai yra Subway Surfers pomidorų padažas. Nežinau, kam jis gali būti naudojamas. Ei, palauk, šitas puikiai tiks prie traškios duonos, kurią radau anksčiau. Taigi, išbandykime tai. Padėk man, Artis. Gerai. Ir žiūrėk. Atidaryk. Taip, gerai. Atidarykime. Atidaryk. Štai taip. Manau, tai geriausias patiekalas, kokį tik galėtume gauti lėktuve. Yra dar daugiau. Žiūrėk, Sorbet Page. Aš nežinau, kas tai yra. Subway Surfers šokoladas su riešutais. Gerai, pabandykime. Kažkas skambina? Ar turi telefoną? Taip. Kas ten? Čia, Slav? Labai užsiėmęs. Taip, gerai. Sveiki, vaikinai. Ei, tu, ką taip ilgai veikiai? Kur yra sudužęs lėktuvas? Ar radai katastrofos vietą? Taip, aš. Čia valgau maistą iš lėktuvo. Ką tu darai? Tu valgai maistą iš lėktuvo. Taip, Lav, radome kažką gero. Gerų dalykų iš mano lėktuvo. Ir tai visiškai nemokama. Gerai. Geras darbas, Arki. Tu turi surasti lėktuvą. Ir beje, ar palikai man ką nors pavalgyti? Ne. Eik ir ieškok dabar. Vėliau turėsime labai rimtą problemą dėl to, kur yra Sira. Gerai. Aleks? Taip. Taip. Gerai. Eime. Aleksai, turime įvykdyti Slavo užduotis ir surasti Subway Surferį, gerai? Žiūrėk. Kitas važiuoklė ir Artis. Paliktai, turime paskubėti. Taip, tu teisus. Žiūrėk, Slavas paimam. Ar tai variklio dalis? Taip. Vaikinai, jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose, nes tai sulūžė ir tiesą sakant, sunku atpažinti. Turime suprasti, kas nutiko lėktuve, kodėl dalys išmėtytos visur. Arba avarija buvo tikrai stipri, arba jis sprogo ore. O antras atvejis dar blogesnis, nes tai reikštų, kad Džeikas ir Trikis yra Ne, liaukis verkti. Mes vis dar turime tai ištirti ir suprasti, kas iš tikrųjų įvyko. Gerai, jei rasime ką nors daugiau. Kas čia, vaikinai? Pažiūrėkite. Ten yra surferių. Bet ir tada... Aš toks. Dabar aišku, kad Džeikas ir Trikis nudažė visą lėktuvą. Jie jį pavogė. Bet kodėl? Kodėl? Jei žinote, vaikinai, parašykite komentaruose. Liaukis čia sėdėti. Eime ir pažiūrėk. Kas tai yra? Įsivaizduokite, kad esate valdymo kabinoje. Jūs esate pilotas. Taip,
Ir ten taip visko pilna. Aleksai, ar supranti? Mes esame avarijos vietoje, tiesa? Mes arti to, kad suprastume, kas įvyko. Einam, vyrai. Arti, nusiramink. Taigi, aš tikrai tikiu, kad ką tik praėjome tikrąją lėktuvo katastrofos vietą. Tiesiog pažiūrėk į žmonių pėdsakus, gabalėliai. Radom lėktuvo uodegą. Šturvalą. Važiuoklę. Bet kas nutiko vaikinams? Kur jie yra? Jų nebėra, vaikinai. Jiems reikia mūsų pagalbos. Ar tu tikras? Nesu tikras. Jei jų nebėra, jiems mūsų pagalbos nereikia. Supranti? Bet pažiūrėk. Kas tai yra? Kažkieno drabužiai? Tai mėlyna. Tai kas tai per lasda? Atrodo kaip apsauginio drabužiai, tiesa? Taip, tas liūdnai pagarsėjęs sargybinis. Jis buvo vaizdo įraše. Jis juos pastebėjo prieš jiems užgrobiant lėktuvą. Taigi, tu galvoji tą patį? Jis ieško Subway Surfers, Trikio ir Džeiko taip pat. Jis nori jiems padėti, tiesa? Ne, jis nori. Taip su jais pasielgti, supranti? Jei nori jiems padėti, pirmiausia turime juos surasti, gerai? Eime. Kas atsitiko? Kodėl lėktuvas sprogo ore? Ar kažkas panašaus? Vaikinai, pasilikite su mumis. Mes tuoj sužinosime, kas atsitiko. Eime, operatorių. Kur kažkas? Nemanau. Va, vyrai, žiūrėkite, kas tai per dėžė? Tai yra paslapčių dėžė, tiesa? Ji tokia reta? Ji tokia, wow. Tai galime tai atidaryti, tiesa? Turime tai atidaryti. Gerai, atidarykime tai. Vaikinai, kaip manote, kas viduje? O dieve, tai yra Triki akiniai. Dekinių. Žmogau. Kas tau negerai? Ne. Aš dabar kaip Trikis. Aš toks gudrus. Aš viską žinau. Aš dabar kaip Di. Žiūrėkit, vaikinai. Ką? Mėlyna ką? Kam ji naudojama? Jei žinote, parašykite komentaruose. Šie atrakina kažką dar retesnio ir brangesnio. Ir mes turime raudoną kepurę. Tiesiog įprasta raudona kepurė. Paprastas, įprastas esi tu. Tai yra Trikio kepurė. Ką? Atrodai kaip vaiduoklis. Ar ne? Atrodai kaip Triki. Tu esi mergaitė, kvaila mergaitė. Bet pažiūrėk. Tai yra telefonas. Tai yra iPhone. Su Džeiku? Gal tai Džeiko telefonas? Ką manai? Tai Džeiko telefonas. Jei yra telefonas, galbūt galime rasti kokių nors vaizdo įrašų viduje, tiesa? Manau, turėtume nunešti šį telefoną Slavui. Slavas tikrai padės mums jį įjungti ir pažiūrėti, kas viduje. Ir tu jo negausi, gerai? Eik pirmas, tu pirmas. Po tavęs. O pagaliau jie čia. Ką jie daro? Kas jums negerai, vaikinai? Ruošiasi pavogti mūsų rastą iPhone. Taip. O dieve, kas tau negerai? Taip. Mes taip ir taip O, nusiritome. iPhone. Šis telefonas užšalęs, nes lauke labai šalta. Man reikia šiek tiek laiko jį atkurti. Bet vaikinai. Ką jūs padarėte? Šis iPhone turi sudaužytą ekraną. Taigi, Phoenix, gali pabandyti išgauti šiek tiek duomenų ir mes galėsime išgirsti garsą. Ne vaizdo įrašą, o garsą. Mes galime naudoti šį iPhone kaip reaktyvinio lėktuvo skrydį. Įrašymo įrenginį, kad suprastume, kokia yra lėktuvo katastrofos priežastis ir ar šie vaikinai vis dar gyvi. Gerai, padarykime tai dabar. Taigi, vaikinai, aš panaudojau visą mūsų turimą įrangą, kad pabandyčiau atkurti šį Subway Surfers iPhone. Atėjo laikas. Mes paklausysime ir suprasime, kas įvyko. Atrodo, kad tai skrydžio įrašas. Taip, jie tiesiog skrenda. Girdžiu lėktuvą, bet dar negirdžiu balsų. Čia. Ar gali įsivaizduoti visą lėktuvą? Tai Džeikas. Ei, Triki, tik įsivaizduok to apsaugos vaikino veidą. Dieve mano. Jis kalbasi su Triki. Ha! Taip, aš vis laukiu kažko. Kuras? Kuras? Tu pamiršai kurą. Mes krentame. Jie krenta žemyn, nes kuro bakas tuščias. Dieve mano, tai tiesiog kvaila. Pasiimk parašiutą ir šok. Jie turi parašiutą. Tai buvo avarijos garsas.
Ir viskas? Bet bent jau galime žinoti, kad Subway Surfers vaikinai yra gyvi ir jie naudoja parašiutą, kad iššoktų iš sudužusio lėktuvo ir nusileistų. Viskas. Skamba gerai. Bet vis tiek yra daug klausimų. Kas nutinka apsaugos darbuotojui? Kas nutinka jiems po nusileidimo ir galbūt turi kokių nors užuominų apie tai? Žinau, apsaugos darbuotojas juos sekė sausuma. Taigi jis bėgo paskui juos. Tai gana logiška. Bet ar radote kokių nors žinučių iš Subway Surfers, vaikinai? Taip, radome. Jie naudoja purškiamų dažų balionėlius, kad parašytų SOS ir pagalba. Dabar mums reikia laiko pagalvoti ir galbūt vis dar turime kam nors padėti. Tiems Subway Surfers. Jei norite, kad tęstume šį tyrimą ir norite pamatyti daugiau nuotykių apie Subway Surfers, todėl drąsiai prenumeruokite ir paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui dabar pat. Ir mes tęsime tai daryti būtent jums. Mano vardas Slav. Čia yra Artis, o čia Aleksas. Apskritai, mes esame Slavo komanda ir kūrėme geriausius vaizdo įrašus būtent jums. Gerai, lipkite į automobilį. Vaikinai, dabar lipkite į automobilį. Nagi, greičiau, greičiau, greičiau!